Labą dieną. Labą dieną. Skambinu dėl skelbtų banko veiklos rezultatų ir norėčiau jūsų komentaro. Kaip vertinate? Vertinu teigiamai. Per 11 mėnesių bankas viršijo visų metų pelno prognozes. Tai yra per 11 mėnesių 5% jau uždirbom negu prognozavom visiems metam. Lapkričio mėnesį uždirbom 3,1 milijono litų grynojo pelno, iš esmės tiek pat kiek ir spalio mėnesį. Banko lapkričio mėnesio pelnas iš pagrindinės veiklos lyginant su spalio mėnesiu išaugo dėl geresnio prekybinės veiklos rezultato, tačiau jį sumažino dėl blogėjusios pasaulio ir šalies ekonominės situacijos, didėjusios specatidėjinių išlaidos. O ar planuojate tą panašų tokį lygį išlaikyti ir iki metų pabaigos, tai ir gruodžio mėnesiui? Galbūt nes investuotojai ko gero tikisi, kad bankas vis dėlto metus užbaigs pakankamai gerai, nes ir išlaiko visas prognozes ir tie rezultatai tikrai pakankamai. Sakykim taip, šiuo metu ilgalaikiai perspektyvai sunku pateikti prognozes dėl, sakykim taip, nestabilios situacijos pasaulio finansų rinkose ir dėl to, kad mūsų šalies ekonomika pereina į recesijos būklę, bet šiaip bankinės veiklos perspektyvos, aš manau, kad vis tiek išlieka, nesakyčiau, kad super optimistinės, bet gal vis tik labiau optimistinės, kadangi bankai daugiau nei kiti ūkio subjektai turi galimybę išlaikyti aukštą veiklos efektyvumą. Tai tiek mažinti kaštus, tiek, sakykim taip, didinti komisinių ir paslaugų kainas, ieškoti kitų veiklos optimizavimo sprendimų. Žodžiu, prisitaikys prie bendros tokios nelabai jau palankios situacijos finansams ir apskritai visai rinkai, ar ne? Taip, aš manau, kad finansų sektorius turi galimybių rodyti didesnį efektyvumą nei visi kiti likę šalies ekonomikos sektoriai. Kągi, ačiū Jums labai už komentarą. Visą geriausią. Malonu, iki.